Sveiki, šiandien pristatom Fenix TK16 versiją 2. Tai jau pakankamai populiarūs modeliai. Seniau buvo pirmoji versija TK16, kurio buvo šviesos srautas iki 1000, šį kartą TK16 turi 3100 maksimalų srautą turbo režimu. Yra žalia ir juoda spalvos. Ir kągi mes turim. Tai pakankamai kompaktiškas, iš TK serijos Fenix vieni mažiausių, yra tik TK5 mažesnis, TK20, 22 yra didesni savo dydžiu ir jų dydžiai yra 14,3 cm, tai matot kaip pakankamai mažo dydžio, sprindis nedidelis. Galvos yra diametras 3,4 cm ir korpusas 25,4. Tai, kaip ir minėjau, kompaktiškas. Yra klipsas, kuris gali būti nuimamas. Valdymas yra dviem jungikliais. Pagrindinis, su kuriuo įjungiam ir išjungiam. Ir yra antras jungiklis taktinis, su kuriuo einam per režimus. Taipogi režimų jungikliu esant išjungtam galima greitą strobą pasiekti. Taktinį. To patogu. Yra viso 6 režimai, skaitant strobą. Šviesos diodas yra SST 70 luminus. Kaip minėjau, srautas yra turbo režimu iki 3100, pagrindinis režimas yra 1000 lumenų. Baterija yra 21700 su USB lizdu. Tad žibintuvėlis yra be jokių išorinių jungčių. O ištraukiam bateriją ir kraunamės ją pačią. Tai ir pliusas ir minusas, kad mažiau pačiam žibintuvėlį yra jungčių. Atsparumas yra IP68 iki 2 metrų vandens nebijom. Taip kad drąsiai galite drėgmėj lietuj lakstyti ir nieko nebijoti. Minusas yra, kad lizdas yra ant pačios baterijos, kad reikės dažniau atidarinėti patį žibintuvėlį ir taip, kad dažniau reiks sutepti ir priežiūros, bet tai mažas minusas. Manau, yra geriau, kai pačioj baterijai, kaip sakant, pakeiti bateriją ir toliau naudoji, o ne su lizdu. Tai, kaip matom, patogiai laikosi. Žibintuvėlis skirtas spec tarnyboms, kareiviams, policininkams, apsaugos darbuotojams, taip pat miško darbuotojams, girininkas, bet ir tikrai ir pats paprasti naudotojai jį gali puikiai naudoti, kas mėgsta pasivaikščioti su šunim, gamtoj pasivaikščioti. Tai va, komplekte turim taip pat dėkliuką, į kurį gali įsidėti ir prisisegti prie kuprinės, prie diržo, kažkur patogiai nešiotis. Taip pat yra USB Type-C laidukas, dirželis, kam naudoti, ir atsarginė tarpinė. Tai visa komplektacija. Ką mes dar galim pasakyti apie šios žibintuvėlius? Tai tikrai kompaktiškas ir dar ką galim paminėti, kad galima prikomplektuoti jam jungiklį nuotolinį ant laido, kas mėgsta ant ginklo įnaudoti. Taip pat visokie papildomi bėgeliai, jungiklio laikikliai ant ginklo. Taip
kad jis gali būti ne tik tai kaip rankinis, bet ir ant ginklo. Šįkart tiek apie šį žibintuvėlį. Spauskit laiką, prenumeruojam mūsų kanalą, kad daugiau sužinoti apie žibintuvėlius ir peilius. Taipogi klauskit, kas domina apie šį žibintuvėlį, o taipogi galit komentuoti ir apie kitus žibintuvėlius, kas patiko, kas nepatiko šioje apžvalgoje, kokios informacijos norėtumėt daugiau iš mūsų apie šį ir kitus žibintuvėlius, kaip sakant, kad daugiau ir naudingiau būtų jums informacijos. Taip kad iki.